kadangi senasis tranzas, kuris buvo pagamintas iš medienos, visiškai supuvo per 30 metų. Naujai gaminsim iš stiklo audinio. Pirmas žingsnis yra pasigaminti šabloną. Šabloną gaminu iš presuoto popieriaus, sukabinu jį skobomis. Antras žingsnis – pasiruošti tiek stiklo audinį ir demblio pagal mūsų turimą šabloną, kad kompensuotumėme visą tūrio deficitą. Šios du audinių tipus verta derinti tarpusavyje tam, kad konstrukcija neliktų pernelyg vientisa ir taip sumažėtų skilimo rizika. Trečias žingsnis – pasiruošti daug atskirų indelių polisteriniai dervai užmaišyti. Jeigu maišysite viską vienu metu, tikrai nespėsite jos išnaudoti. Ketvirtas žingsnis – laminavimas. Prieš dedant pirmą sluoksnį, ruošinį suvilgome derva. Įdedame demblį arba audinį, būtent į tą vietą, kur tiksliai jisai turi būti. Jeigu iš pradžių dėjome demblį, po to dėsime audinį. Ir atvirkščiai. Pats svarbiausias dalykas, kad sunkiai prieinamos vietos būtų lygiai išklotos audiniais ir kiaurai permirkusios derva. Pakartoję šitą procesą 30 kartų, galiausiai turime naują tranzą pagamintą iš stiklo audinio.